Tokiu atveju važiuoja, einat į vaistinę, nusiperkat margansovkės, atsiskėdžiat buteliuką ant 5 litrų vandens ir papilat 3-4 puodelius ant kiekvieno medelio. Ir įsigydysit vėžį ir amžiejus bus taip. Aš nežinau, bet aš jau patyčiau. Ne, tikiu. Čia vėžių serga augalas tada, kada trūkumas dirvoj magnio. Čia kaip ir žmogui. Nei vienas... Ką daugiau? Auksį turit? Kada valgyti? Vasarą? Už aliuminį? Ne. Konfetinė. Tai vienintelis, pavyzdžiui, iš tų laikų, senų laikų, dar kai mes pradėjom dirbti, tai mes konfetinėje, tai buvo, tai čia yra rusų išvesta. Gerai, kodėl? Čia ne pušis, ne kadagys koks skynės. Rūdys nuo eglių. Rūdys yra nuo eglių. Kamienas suminkštėjo, bet dabar atželia vėl. Suminkštėjo kamienas? Nu. Pone, gal tai bambukas? Aš nežinau. Ten buvo skiepyta, žinot, ten man išduota ir raštelis. Į ką skiepinta? Skiepyta jin. Nu pats pasakykim, ką skiepyta. Sidonija, kas ten? Sidonija. Sidonija, va, Sidonija. Tai Sidonija, Dzūkijoj, žinokit, nelabai. Nes jinai pašaldinėjo. Nu, vienu žodžiu, ačiū už patarimą. Prašau. Tai magnio taip ir darykit, su margansovke. Dar galit kojas palaikyti ir vis tiek supirkit ir vis tiek suveiks. Čia prieš sodinimą reikia pamirti? Ne, po sodinimo. Po sodinimo ir vasaros metu. Palansiu to margansovkių vėžių ir viskas. Reiškia, tas tamputė, kur yra vaistinė. Ant 5 litrų vandens ir... Ne, 5, 4, 3 puodelius. Koks augalas? Žiūrint, kokio augalo. Jeigu jūs augalas didesnis, jam reikia daugiau. Bet čia mano neaukštas. Neaukštas. Bet patikėkit, kad jau bus reikės 5 puodelių.